Mielos moteris, tikriausiai visiems įdomu yra, kurgi iš tikrųjų dirba Butkus. Taip, aš paprastai vedu laidą, bet paprastom savaitės dienom aš kaip ir visi darbuotojai sėdžiu ofise, turiu savo laptopą, mėgiamą raudoną telefoną, kurio dažnai naudojas atsiliepinėdamas į jūsų skambučius. Mano mėgstamiausia gėlė, petrelis, lempa, geltona. Iš Brazilijos parsivežti du nuostabūs augalai, palmės, mano spaudos kampelis, nuostabi pakaba, ant kurios visada kabinu savo mėgiamą striukę, vandens aparatas, atsigerti ištroškus, fakso aparatas. Andriau, baigtas nesąmonės, užduotį pristatyk. Ta prasme, kokią užduotį? Užduotį. Ai, tiksliai. Gerai. O kokia užduotį? Prisiminiau. Jūsų vyras turės šio kūjo pagalba suskaldyti štai šitą rašomą į stalą, kiek įmanoma greičiau ir kad būtų tokie gabalai, jog sutilptų į štai šią stiklinę dėžę. Moteris, statykite, vyrai, ką vyrams belieka, daužykite. Bet visko aš neduosiu, vis tiek laptopą, tai va, reikia pasimti ir dar šitą telefoną, atjungti mylimiausią gėlę.